Labas rytas visiems. Iš tikrųjų, tai, kaip sakant, šitie metai, ko gero, privertė grįžti prie to, ko jau buvo senokai nutolusi. Iš tikrųjų, jau disertacija apie žirgą arklį folklore apginta jau prieš nemažai metų, jau 10 daugiau metų. Ir šitie metai privertė vėl grįžti prie šitos temos, nors dabar jau kaip ir atrodo kitais dalykais susiimu, bet iš principo niekada nebuvau nutolus nuo šito gyvūno, gal labiau teoriškai negu praktiškai, bet kuriuo atveju visada atkreipdavau dėmesį, jeigu kažkada pamatydavau aplinkui esantį žirgą ir visada šitas gyvūnas traukė. Ir aš kalbėsiu tokia, atrodo, labai paprasta tema, atrodo visiems savaime aiškia tema iš tikrųjų. Ir aš netgi šiandien pagalvoju, gal ir gerai, kad jinai mums yra dar ko gero pakankamai aiški, nes tai rodo, kad mes nepraradom šito ryšio ir mes suvokiam gana aiškiai ir tiksliai ir pakankamai, būtent tiksliai suvokiam tai, ką mes folklore vadinam vienu ar kitu vardu. Tai aš kalbėsiu apie kai kuriuos arklių įvardyjimus tautosakoje, jau šitam pavadinime yra vienas iš tų įvardyjimų, tai yra arklys. Aišku, yra ir kitų įvardymų, žirgas, būtent žirgo metai šiemet yra švenčiami, kumelė, kumeliukas, eržilas, kumelys, drigantas, kuinas, įvardymai pagal spalvą įvairiausi, senieji įvardymai, bei taip pat retieji, kai kurie užsiminsiu apie kai kuriuos įvardymus mislėse. Ir aš gal net šiek tiek sujungsiu toliau einančias temas, nes iš tikrųjų bus šiek tiek pavyzdžių iš visų tų, tiek iš mislių, tiek iš patarlių, tiek iš dainų, be abejo, iš pasakojimų. Žodžiu, visa tautosaka tarsi susijungs į vieną, bet toliau mano kolegos pratęs, ko gero, konkrečiai apie kurias kitas temas. Taigi pradėsim, ko gero, nuo pačio konkrečiausia ir dabar, ko gero, populiariausia ir daugiausiai naudojamo įvardymo, tai yra arklys, kuris, ko gero, ir tautosako yra daugiausiai, vis dėlto imant visus žanrus plačiausiai minimas, tai yra arklys. Jeigu žiūrėti žodyną, yra gyvūnas, kuriuo dirbama, jojama bei važiuojama. Tai vėlgi toks universalus pavadinimas, kuris iš esmės tinka, kalbant apie viską. Tautosakoje gal jis labiau siejamas su agrarinė kultūra, su žemdirbystė, būtent su arklys, nuo žodžio tarsi artė, rimas su žemės ūkiu, todėl jo gal ir daugiau yra paremijose išlikę. Ir taip pat apskritai, kas susiję su žemės ūkio darbais, taip ir etiologinėse sakmėse, kaip galit matyti, taip sakant, tiesą sakant, arklys būtent ir yra tas įvardymas, kuris yra tik tai naudojamas etiologinėse sakmėse. Apie žirgo kilmę nėra etiologinių sakmių, bent jau man nepavyko rasti. O apie arklio kilmę iš tikrųjų yra nemažai, aišku, jinai yra labai įvairi. Gali būti, kad žmogus, taip sakant, kadangi norėjo dirbti ir dirbo sekmadienį, tai jį, taip sakant, Dievas ir pavertė arkliu. Taip pat labai dažnas pasakojimas, kaip Dievas ant akėčių užsigulusi žaltį paverčia, trinkteldamas, sukirdamas, taip sakant, jam per galvą ir iš to stojasi porą arklių, arba gali būti, kad sukerta velniui, vienam ar netgi dviem velniam ant akėčių sėdintiems ir iš tų velnių atsiranda arkliai. Įdomu tai, kad dažnai labai tautosakos kūriniai dar baigėsi ir tuo, kad būtent todėl arklio mėsa nėra valgoma, nes jis yra tokios kilmės, žalčio ir velnio kilmės. Taip pat, kaip sakiau, ir paremijose labai dažnai būtent šitas leitmotyvas agrarinis galima įrasti, tai kad suarto arkliu bepigi arklio nugarą javai dera, žodžiu, tai yra ta būtent agrarinė pusė, kur arklys tarsi daugiausia buvo naudojamas. Bet nėra visiškai taip, kad jis visiškai nerandamas, tarkim, su tokia labiau kelionėms ar, taip sakant, vykimui skirtoje erdvėje. Tikrai pakankamai daug yra užrašymų, kur arklių ir joja, taip raitas prajodavo ant balto arklio, važinėja, karieta, tarkim, pakinkyta su 6 arkliais, ar netgi dainų, liaudies dainų tema, sfera, kur atrodo tikrai dominuojantis įvardymas yra žirgas, vis dėlto galima rasti tikrai nemažai ir arklį, kuris atrodo visai netikėtai, lyg tai norėtum, kad ten būtų žirgas.
Kaip galim matyti iš pavyzdžių, iš Kristinos Krebutėnienės, Ignalinos rajono dainininkės užrašytų pavyzdžių, kad Laisvo arklio žalią ant pievą, karinė daina iš tikrųjų ir atrodo lyg ir norėtųsi, kad būtų žirgas, lyg ir tikėtumės, kad būtų žirgas, bet iš tikrųjų galima matyti arklį arba lygiai taip pat didelius užuginai, arklius pasadzinai, vaiskelin palaidai. Dar įdomesni variantai jau atsiranda vėlyvesnėse karinėse istorinėse dainose, kai tokio netgi brutalumo, tarkim, su arkliais siejami, kaip iš Ančius vertė, kaip gyvulelius arkliai užminė mūsų kaulelius. Būtent arklys, ne žirgas, yra minimas variantuose kaip kažkokio brutalaus, tarsi neteisingo veiksmo atspindys. Žirgas. Koks yra žirgas, jeigu jau čia yra žirgo metai? Tai jeigu arklys yra gyvūnas, kurio ir dirbama ir galima visą kitą daryti, tai žirgas jau šiuo atveju yra kažkoks gražus ir puikus arklys. Ir ką ir pasakose galima rasti, atbėgo žirgas, kad dailumas net miela žiūrėti, akį traukte traukia. Tai rodo būtent tą klasikinį tokį vertinimą, kad žirgas tai yra daugiau negu tiesiog paprastas arklys. Kaip galima sakyti, kiekvienas žirgas yra arklys, bet ne kiekvienas arklys yra žirgas. Aišku, liaudies dainuose čia yra žirgo sfera, kur daugiausia būtent apie žirgą ir kalbama, nes vėlgi raitelis dažniausiai dominuoja, aišku, karinėse dainuose vėlgi beveik išskirtinai vien žirgas, žirgelį balnoja, ant vainelio joja, oi dzievulio manasai, ant vainelio joja. Lygiai taip pat, tiesą sakant, ir myslėse galima surasti žirgą įvairiuose tekstuose, bet nemažai ten, kur ir minimas ir raitelis, kaip pavyzdžiui, ant vieno žirgo daug raitelių joja, stogas su gyveliais. Netgi vaikų dainuose, atrodo, tokiuose savitose, bet dažnai vaikų dainos tuo ypatingos, kad juose įsilikę arba kažkokie seni pastebėjimai, arba tiesiog iš principo yra mokama kaip tradiciškai suprantamas pasaulėžiūra perduodama vaikų dainuose, tai vėlgi galima erzinimo dainuose rasti tokių dainelių, kur vėlgi priešinamas, tarkim, vienas gyvūnas, kuriuo yra vežama kažkur ir kitas, tai aišku, kaip geras variantas pasitelkiamas žirgas, kinkik žirgui karietą, vežk vaikelius į parietą, o tuos, kuriuos pašiepiama, jau jiems siūloma varlę pasikeiti į geldą ir vežti mergelės į peklelę. Paremijos vėlgi kalba apie tą tokį šiek tiek aukštesnį tarsi gyvūno statusą, kaip nuliūdo, kaip žirgą pardavęs, arba atvirkščiai apsidžiaugė, kaip žirgą gavęs. Na ir vėlgi, kaip ir pačiam žodynė yra parašyta, žirgas tai tarsi tik ponaičiams pasijodinėti. Žodžiu, galgi net kiekvienas galėjo turėti žirgą. Taip pat vaikų dainuose galima netgi kumuliatyvinėse dainuose, kuriuose, ko gero visiems tekę girdėti, yra variantus, kur lyrinis herojus tarnauja pas poną ir jis už tai gauna kažką vis ir ten prisideda, kol daina pasidaro labai ilga. Tai netgi ten yra įskiriama, nes ten yra papasakojama apie kiekvieną tą gyvūną, kurį jis gauna. Tai labai įdomu, kad yra labai nemažai variantų ir įskiriama, kad žirgas tai yra eitininkas, keliauninkas, o su arkliuku jau žemė dirbama. Šitas labai aiškiai atskiriama, kas su kuriuo gyvūnu yra daroma. Bet ar visada žirgas gali būti, arba tarkim dainoje irgi taip pat, kur tarsi priešinamas žirgas ir arklys, kai žirgą pavadina arkliu, tarsi jį norėdami nužeminti. Bet ar visada žirgas tik tai juo jojama, ar važnyčiuojama, ar juo puikuojamasi, nebūtinai, tarkim, žirgų gali būti dainuose ir ariama žemė yra kėjama iš tikrųjų, bet vėlgi tai susijęs su tuo, kad tiesiog sfera yra ta, kur tu nori idealizuoti tą vietą ir natūralu, kad jeigu tai yra tavo mylima vieta, tai tu ir žirgeliai sakėsi, žirgeliai sarsi, o ne arkliais, kas būtų žymiai paprasčiau ir ne taip sakant, gražu ir miela.
žirgai gali ir klupti iš tikrųjų. Pašiepiamuose dainuose vis dėlto galima. Yra tų tekstų, kuriuose, taip sakant, ir žirgeliai suklumpa, ir žirgas sugriuva prie svirno, taip sakant, nebūtinai turi būti arklys ar kažkoks kitas įvardymas, kad kažkas neteisingo atsitiktų. Na ir aišku, žirgas myslėse gali būti ir su buitinė sfera susijęs, kaip pavyzdžiui, žirgas žvengia apie dalgį iš principo kalbama, arba pjautuvą mažas žirgelis visą vietą išlaižo, arba netgi blusa gali būti įvardyjama kaip žirgelis. Taip yra variantų, kur yra arkliukas minimas, bet yra užrašyta ir variantų, kuriuose blusa yra paslepiama po juodu žirgeliu. Aišku, jinai dėl to, kad šokinėja, bet vis dėlto pakankamai išaukštinama kaip blusa. Kitas įvardymas jau nebe vyriškos giminės, bet moteriškos, tai yra kumelė. Vienas, ko gero, iš dviejų, kurį mes naudojame daugiausia tautosakoje. Vėlgi, labai įvairiai traktuojama, aišku, pasakose gali būti, taip sakant, jinai ir labai graži, didelė, bet kita vertus gali būti ir priešingų jų vertinimų. Iš tautosakos dar galima pastebėti, kad iš tikrųjų jinai dažniausiai įsivaizduojama kaip pora labiau arklio nei žirgo, kaip, pavyzdžiui, vienintelio varianto užrašyto teksto apie arklių karalius. Iš esmės minimas arklys ir kumelė, kaip galimi arklių karaliai, kurie turi tam tikrą ženklą ant sprando, ir jeigu tu jį nusipirksi ir jisai nudvės tavo namuose, tai tada po to 12 arklių nudvės, taip sakant, tavo namuose taip pat. Taip, kad vengdavo žmonės tokių arklių pirkti, labai apžiūrinėdavo, kad nebūtų to mazgo kažkokio kraujagyslių ant kaklų. Apskritai, kumelė kaip moteriškos lyties atstovė, šitas labai ryšys, ypač pasakose pastebimas, paprastai siužete, kur dažnai pastebimas, kur karalienė ir negali susilaukti vaiko, ir kumelė negali kumeliuko susilaukti, ir vėlgi ir vienai ir kitai tarsi yra duodamas tam tikro maisto, paprastai žuvies arba obuolys, kurio vėlgi, aišku, karalienė gauna tai, kas geriausia, o kumeliai tenka jau ten tai, kas lieka nuo geriausios dalies, ir jos abi, taip sakant, vienu metu iš tikrųjų gimsta ir vaikas, ir kumelė atsiveda kumeliuką. Patarlėse lygiai tas pats, vėlgi tas ryšys tarp kumelės kaip motinos iš tikrųjų, kaip tos, kuri susilaukia palikuonių, kiek kumelė kumeliuko atsiveda, nuo jos pavalkai vis tiek nenulėkė. Nėra labai dažna, bet galima rasti dainuose, liaudės dainuose, kur marčia lyginama su kumelė iš tikrųjų, kad parsivedė marčių, kaip kumelė ausuotų, ne tik pas mus, bet ir estų, pavyzdžiui, folklore taip pat yra užrašyta tekstų vestuvių apdainavimų, kur marčia yra lyginama su kumelė. Na ir šiek tiek saviti tekstai, kurių yra tikrai nemažai, kur kumelė labiau pabrėžiama kaip kažkoks pasišaipimas. Tai visų pirma, aišku, vestuvinėse dainuose tai yra labai ryšku, kad joti pirštis su kumele, dar ypač šyva, yra tikrai negeras ženklas ir tikrai santuokos neturėtų būti, ir paprastai tai daro arba nesusipratęs žmogus, arba pagyvenęs žmogus, kaip šiuo atveju našlys, pavyzdžiui, gali būti, arba kažkoks ponaicis, kuris nesupranta šito, ir yra užrašyta netgi papročių tikėjimų, kad jeigu kaime pasirodys kumelė, ypač marga, tai tuomet nebūsi vestuvių, ir apskritai važiuoti piršliais baltą kumelę taip pat nebuvo toleruojama. Tai vėlgi tarsi piršlybos tarsi buvo vyriškas reikalas, ir ko gero čia ta lytis labai svarbu, kad būtent kumelė kaip ir netiko keliauti į piršlius, nes jinai nebuvo vyriškas gyvūnas, o būtent moteriškas. Kumeliukas, jis arčiausiai kumelės ir labiausiai su ja yra siejamas, vėlgi gali būti gražus, gali būti ne visada gražus, kartais pasakose mūsų stebuklinėse jis būna nelabai gražus, bet užtat labai protingas ir daugiabantis.
Arba, tarkim, jeigu vaidenasi kažkam, tai tada jos jau būna gražesnis, koks gražus iš vieno kaimo išbėga. Kumeliukas nuo kumelės, kaip sakant, tas ryšys tarp kumelės ir kumeliuko labai akivaizdus, nes vis dėlto jis nenumauna pavalkų nuo kumelės. Ryšys tuo, kad jie yra bendra giminė ir vienas su kitu susijęs, todėl girdi vienas kitą už 100 mylių. Vėlgi myslėse sarti arkliukai, kuriuos kumelė išvaiko. Na ir mėnulio iš tikrųjų, kaip jauno mėnulio ir jauno gyvūno galima rasti šitą gražią myslę. Pietnyčiom su batom gimė kumeliukas aukso patkavom. Dar keli įvardymai saviti: eržilas, drigantas, iš lenkų skolinys ir kumelys, tai yra jau konkrečiai įvardėmi tam tikri veisliniai, smarkus, karšti ar netgi gašlus arkliai, tai buvo įvardėmi. Drigontas skolinys iš lenkų kalbos, o visi kiti kaip ir mūsų naudoti. Vėlgi daugiausia naudoti paremijose arba taip pat ir liaudies dainuose, bet vėlgi atitinka tai, kas ir kaip jie ir buvo suvokiami. Tai yra įsirėžęs, įsitempęs kaip stainios drigontas, drigontai ir skūra ant tvoros šokinėja, dėl ūkės nenaudingi 3 daiktai: vaikis muzikontas, arklys drigontas ir merga davatka, ar eržiloda ir ant balkio žvengia. Na ir rugiapjūtės dainuose, pabaigtuvių dainuose paprastai prašo pabaigėjai, suėję pas šeimininkus, prašo įvairių dalykų, tame tarpe ir negailėti širmų drigontų dėl muzikontų. Na ir visiškai priešingas įvardymas, kurį taip pat naudojame, tai yra kuinas. Tai jau yra be abejo visiška priešingybė eržilui, tai jau yra senas, paliegęs gyvūnas, kuris jau nebetinkamas iš tikrųjų, kaip ir beveik niekam. Vėlgi našlelio kuinelis tai klupinėjo dainuose, ką galima rasti, liečitų kuinų, netoli ten nujosi. Įdomu, kad yra Jono Balio užrašytas ir kūčių vakaro vedybinis spėjimas, kuriame taip pat minimas kuinas, kai merginos eidavo apglėbti tvoros virbų ir juos skaičiuodavo, ar bus porinis ar neporinis, tai iš esmės jos skaičiuodavo kuinas ir kuinelis. Ir paprastai, jeigu tas pirmas neporinis būdavo kuinas, o jau tas, kuris geresnis, kuinelis. Tai vėlgi tam tikra prasme, tai ko mes nenorime, bet šitas žodis kuino perėjo netgi mūsų tikėjimus, taip šitaip gražiai. Įvardymai pagal spalvą apskritai, ko gero arklių spalvos, galima netgi atskirą temą apie šią temą pakalbėti. Apskritai mūsų arkliai, netgi dauguma tradicinėje kultūroje, daugiausia buvo įvardėjami būtent pagal arklio spalvą, pagal jo plauką, nes jų yra be galo daug, be galo įvairių. Juodbėros spalva, tai yra tamsiai bėras arklys. Aišku, daugiausiai aptinkama liaudies dainuose ir beje pastebėtina, kad karinėse istorinėse dainuose, ko gero netgi ryškiausiai pastebima būtent juodbėrio žirgo įvardymas, būtent kai arklys net nėra įvardyjama, ar žirgas, ar arklys, šito žodžio apskritai nėra. Tiesiog užtenka žodžio juodbėris ir mes iš karto suprantam, kad kalba eina apie arklį. Ir jau tada, kada apie jos spalvą tuo pačiu kalbame. Tai vad galima pastebėti, kad jų daugiausiai yra istorinėse dainuose. Ir hipikos autorius Mantvydas Dorohostaitis yra pastebėjęs, kad ko gero šita spalva buvo pakankamai populiari, ne tik tai iš kažkokių kitų dalykų, bet ir iš praktinių dalykų, nes jį praversdavo karo veiksmuose, nes tokio plauko arklį priešui būdavo sunkiau pastebėti, jeigu tai nebūdavo žiema iš tiesų. Juodžiai taip pat aptinkami, kur tiesiog įvardyma, kad pamačiau didį juodį keliu man priešais ateinant. Arba išvydo karietą su 4 juodžiais, paskui save leškinant ir tu iš karto supranti, kad čia yra kalba apie arklius, tau nereikia netgi įvardymo žirgo ar arklys šalia. Bėras, tai yra tamsiai rudos spalvos arklys, vėlgi minimas šiek tiek rečiau, bet galima rasti, kur tiesiog mano bėris žvengia, kas tai gali būti, arba pargriš mano biržirgelis, parneš mano šakovą.
Retesnės spalvos, kurios minimos konkrečiai, be atskiro ten įvardymo, kad tai arklys ar žirgas. Bulanas, tai yra šviesiai gelsvo plauko arklys ant nugaros, kartais turintis tamsią juostą, beje, sakoma, kaip ir šita prototipinė ta spalva turėjo būti mūsų senojo arklio. Vėlgi galima šitą įvardymą rasti liaudies dainose, piršlybų dainose, kur mergina tarsi renkasi savo jaunikį ir paskui dalina dovanas įvairiem žmonėm. Tai vad galima rasti, kad broliai dovanoja bulaną, o dieveriui kaštaną. Aišku, jaunikiui tenka tik tai ožys paprastai ar kažkas panašaus, ne pats geriausias objektas. Kerša spalva, dar kitaip vadinama marga arba molikuota, tai yra balta su juoda, ruda balta su juoda ruda maišyta spalva. Šiaip dabar pakankamai mėgstami arkliai iš tikrųjų ir visiems atrodo labai gražus. Įdomu, kad liaudies kultūroje jis nebuvo mėgstamas arklys. Iš tikrųjų, jie buvo dažnai vertinami nepalankiai, laikyti netinkamais ir nebuvo itin mėgstami. Ir netgi buvo manoma, kad tokiam arkliui nugaišus tame kieme po to kris dar 7 arkliai, taip kad tikrai nemėgo žmonės anksčiau jų laikyti. Netgi hipikoje rašome, kad retai augus ir geriausi arkliai turi maišytą plauką, taip retai toks plaukas gerą arklį randa. Iš tikrųjų, kad tokių gerų arklių nelabai turėjo būti. Ir čia patarlės pritarė, kad poniška loska ant keršo arklio joja, ne ant pačio geriausio arklio, malonė joja pono ant tokio arklio, ar pono pažadai margo arklio jodinėje. Tas dar ant keršo arklio tebėra, tai reiškia, kad jam vis dar nelabai sekasi. Ir apskritai, Ukrainoje netgi košmaras buvo vadinamas margos kumelės sapnu. Lietuvių frazeologijoje labiau gal baltos kumelės sapnas kažkokia nesąmonė, o udmurtai netgi turi patarlę, kai nėra arklio, tai ir baltmargys arklys. Apskritai, o lietuvių tradicijoje netgi buvo juokiamasi, kai ant tokio arklio jojama, kad ant karvės joja. Nes buvo manoma, kad panašu į karvę. Ir ko gero ryškiausiai atsispindinti visoje tautosakoje šyva arba širva spalva, kai dauguma plaukelį balkšvi, kur nekur įsiterpęs pavienis tamsus plaukelis, nes, kiek žinau, natūraliai baltų arklių, visiškai baltų arklių nėra, natūraliai gamtoje neegzistuoja. Toks dalykas kaip balti arkliai, todėl nenuostabu, kad kai kurie žmonės pasiekia tam tikrą būklę, mato baltus arklius, nes tiesiog jie mato tai, ko iš tikrųjų gamtoje neegzistuoja. Labai daug, vėlgi labai įvairiai įvardymi tautosakoje ir širmiai, širmeliai, širmonėliai, šimeliai, šyviai. Šiaip jau bent jau tautosakoje šyvis ko gero arčiausiai būtų prie to pačio balčiausio arklio įmanomo. Širmės, sakykime, daugiau pilkumo turi, bet vėlgi daugiausia tai susijęs su anapusiniu pasauliu. Vėlgi matoma, kad mylimasis buvęs vyras po smerties buvo tankiai matomas vakarais ant šimelio bejojantis. Vėlgi didaktinėse girtuoklių dainuose iš tikrųjų, kai yra dialogas, pasikalbėjimas, paprastai girtuoklio su žmona atsiranda, kai žmona klausia, kuo tave vežti į dangų, jis iš karto pasako, kinkyk šyvį ir vežk mane į dangų. Vėlgi dar viena, ir netgi vaikų dainuose galime šitą motyvą išgirsti, kokiais žirgais vežti ant kapus. Širmais žirgais reikia vežti ant kapus. Tai baltas arklys arba žirgas kartu buvo ir ypatingo statuso asmenims skirtas, paprastai jo jodinėdavo mitinės būtybės įvairios, tiek personifikuotos ligos, ko beje, ko gero, nežinau, ar bus pranešimas, bet aukšto statuso taip pat personažai, karalienės, karaliai, dažniausiai būtent baltos spalvos žirgais jodinėdavo, arba geradariai, pavyzdžiui, senelis, kuris atspėjo ežero pavadinimą, žmogus sustabdęs drebėjimą, vyras perspėjęs apie pilies nugrindimą, paprastai pasirodo ant balto arba šviesaus arklio. Ir krikščionių šventieji taip pat, ir ko gero ryškiausias yra šventas Jurgis, jojantis ant balto arklio, nors liaudės tradicijoj jis yra ant to bulmušio joja. Senieji vardai, kurie irgi išlikę mūsų tautosakoje, tai yra
ašva ir ašvienis. Vėlgi daugiau kaip atitikmuo arklio, tai gal senesnis, ko gero, pavadinimas arklio, tai yra geras ašvienis, patarlėse išlikę geras ašvienis artoja mokina, ar bendras ašvienis visados liesas, ir lygiai taip pat ašva, kaip ir kumelės atitikmuo, neleisk ašvos prie dobilų, o pačios prie pinigų, ar su šlubaja ašva netoli ten nujosi. Labiau prie agrarinės pusės. Na ir dar keletas itin retų, ko gero tokių individualių įvardyjimų, kaip brolio bėgūnas, tam tikras vėlgi artimas ryšys apskritai, karinėse dainose atsiranda šitas įvardymas žirgų kaip draugų, kaip artimiausio draugo įvardymas, pagal savybę, tie, kurie žvengia, yra staineliai žvengiančių, kišeniai skambančių, ar įvairūs įvardymai vaikų dainose nuo keliauninko, kumelnyko ir ilgakojo pagal išvaizdą ar būdos savybės. Na ir myslėse atsiranda dar įmantresnių įvardijimų kaip kamančikas, beje, kamantinis yra ir, jeigu neklystų, pavalkų tam tikra dalis, labai panašiai skamba šitas pavadinimas. Na, smaks marmakas turi arkliai sąsajų ir su smakais, libinais, taip kad iš tikrųjų gal ne tik tai žodžių žaismas, bet ir kažkas giliau. Ir ačiū uždėmesi.